Okay, guys, the ones who are still having Gerai. some drinks and Tie, eating some kas dar snacks, I negrįžo, ask you to nes come back užtruko as su we gėrimais have a ir special guest užkandžiais, for raginu our jūs sugrįžti, final nes presentation tonight. mūsų Let me paskaitinį introduce a person from pranešimą one of skaitys the biggest asmuo football leagues iš in the world. didžiausių Let's futbolo meet lygų Jose pasaulyje. Carlos Pasitikime Loiza, Jose speaking on Carlos La Liga Loiza, Club's office kuris at kalbės strategic apie La development. Liga klubų Welcome, centrinės bienvenidos, būstinės Jose. strateginę plėtrą. Ačiū. Sveiki atvykę. Hello, good afternoon, Sveiki everyone. visi. Ačiū. I hope I say it properly. I'm really Tikiuosi, happy kad to be lietuviškai here. taisyklingai tariu. First Aš time labai I came džiaugiuosi to Lithuania galėdamas was 10 būti years čia. ago, I think. Pirmą So kartą long Lietuvoje time I didn't lankiausi visit the prieš city and I'm really happy dešimtmetį. to be Senai here nemačiau again. šio miesto ir išties malonu Also būti čia ir congrats vėl. to the team that managed all the events. It's Sveikinimai amazing ir and komandai, congrats kurie because organizavo šį I know renginį. it's really difficult Išties to manage this nuostabu, kind of thing. So nes really, labai really happy for sunku you guys and thank you for the organizuoti invitation. tokio dydžio Before renginį. I Labai start, I would like to dėkingas ask už you kvietimą. Bet prieš who pradėdamas watched noriu La paklausti Liga jūsų, in kas a weekend žiūri basis? La Liga? Okay, nice. Tai puiku. People who didn't say yes, you will do it after this. I hope. Žmonės, No, really kurie humble. išeina, aš tikiuosi, kad I pamatysite La was Ligą. speaking with Sharunas, before. Na, kalbėjau su We try Šarūnu to be everywhere. prieš tai. Mes Of course, La siekime būti Liga visur. sounds big, Žinoma, La but Liga we have skamba problems, like kaip didelis every dalykas, bet competition, mes every susidurėme federation. su problemomis, kaip ir Not bet kuri so federacija, long ago, lyga. we Ir didn't have the prieš kurį audiovisual laiką rights centralized. The clubs were mes working, independently. nebuvome centralizuoti, That klubai veikė might fix in many nepriklausomai. things. And our Turėjome current išspręsti president daugybę arrived. problemų. He changed Atvyko the mūsų system. prezidentas It's not easy, ir jis but you pakeitė have to work really sistemą. hard. Tai So, nepaprasta ir today turi I'm going to įdėti tell you a tai little daug bit our darbo. path and also how we are working now with the Šiandien clubs to papasakosiu keep, apie growing up and mūsų being on the kelionę, top. kurią įveikėme ir ką mes darome, La kad Liga, we are išliktume the association of aukštumose. 20 clubs Taigi, in the first La division Liga and the 22 yra in the second division. 20 So we have klubų 32 pirmoje bosses, divizijoje, 22 klubų 42 antroje companies, divizijoje clubs calling us asociacija. every day Taigi, because klubai, they get the money asociacijos from skambina mus audiovisual kiekvieną rights, from dieną, commercial. nes The league jie manage gauna the lėšas competition, the iš calendar, komercinių so they teisių, iš complain about televizinių the timing, teisių. that they are Jie playing, oh, we are playing on skundžiasi Mondays, so dėl I'm going to laikų, complain, kada žaidžia. etc., Pavyzdžiui, etc. jeigu varžybos pirmadienį, And jie skambina ir skundžiasi also, ir taip toliau. we work for them to create business, to bring Bet kartu sponsors and to distribute mes the norime pritraukti And jiems I think rėmėjus this is a good ir option paskirstyti lėšas. to watch a video. So to explain a Ir aš little bit manau, more about kad the šis vaizdo competition. įrašas So šiek tiek let's daugiau play the papasakos video. apie konkurenciją. Taigi dėmesio į ekraną. Do you want to live the ultimate football show? Ar norite pamatyti geriausią pasaulyje futbolo šou? Prisijunkite prie mūsų. Mes esame La A Liga. global leader in football Pasaulinis lyderis committed futbolo to offering the pramogų most srityje. innovative experience. Siekiame pasiūlyti inovatyviausią patirtį milijonams fanų visoje planetoje. Ir mes tai įgyvendiname. Ar sutinkate? You are probably wondering how we've come Galbūt so far. klausėte savęs, kaipgi mums tai pavyko. Na, Let's take a little journey in time. pažiūrėkime, From the days of Di Stefano kokia buvo and mūsų Kubala, kelionė. Nuo Stefano ir Kobalo laikų mes visada turėjome geriausią futbolą. and the certainty that Geriausias their stories pradžias. deserve to be told in the Ir most buvome impressive way. užtikrinti, kad jų istorijos vertos geriausio pasakojimo, naudojant šio laikiškiausius įrankius. This has been an exciting journey for us. Tai buvo, Thanks to our continuous Įspūdinga focus on kelionė. match production technology. nes mes skiriame itin daug dėmesio varžybų transliacijoms ir pavertėme sporto varžybas į neįtikėtiną audiovizualinę patirtį, kurią mėgaujasi milijardai žiūrovų visame pasaulyje. Tai yra La Liga, geriausias futbolo šou. Is yet to come. O geriausia
jūsų dar laukia. Wow. At the end, we believe we are building the Na, greatest ecosystem in mes football. tikime, Working in kad many kūrėme areas, geriausią with the futbolo clubs in the ekosistemą, center, but also working dirbame with the įvairiose division, srityse. Žinoma, improving centre every day yra klubai, with experience. bet At the end, we are visada siekime entertainment, tobulėti, and also bet with the kuriuo football atveju culture. tai You yra can see now pramoga clubs, ir tai yra populiarioji distributing kultūra. football shirts in a different way, making more content, and working Mes in a matome, kad different klubai way than 10 kūrė years before. daug turinio ir veikia visiškai kitaip We negu believe prieš ourselves we dešimtmetį. are really a global competition. We have an Mes international tikime, network kad around esame the world globalinis with offices and tinklas. delegations. We are Mes working turime really hard to be atstovybių distributed in every įvairiose country. pasaulio You can watch šalyse La Liga everywhere, join ir the social galite media, stebėti La Ligą visur. speaking different languages. Mes So we try to dirbame be really socialiniuose global, tinkluose, has been a mes huge siekime support. kalbėti įvairiomis kalbomis. You can see here the map of the broadcasters, Matote the global transliuotojų audience, žemėlapį, pasaulinę auditoriją. all the digital audience and all the effort, and also the evolution through Ir social taip pat media, matote different languages, so evoliuciją you nuo can socialinių work tinklų, with all the kalbų, world jūs and galite adapting dirbti su to this visų part. pasauliu ir prisitaikyti prie Also, we are kiekvienos working with pasaulio dalies. different Taip pat leagues, bendradarbiaujame federations, su and įvairiausiomis companies to lygiomis, keep growing federacijomis, football. kompanijomis, And this is kad for real toliau because we are about it. We signed reklamuotume an MOU futbolą. with Maxim, with Bundesliga a few years Su ago. Maksims ir Renew Bislė the MOU pasirašėme this season. So we try to memorandumą, bring ketinimo memorandumą football, to another ir level mes and work siekiame close with our perkelti colleagues around the futbolą world. į kitą lygmenį ir Um, bendradarbiauti su Why I was kolegomis speaking visame about this pasaulyje. kind of context? Kodėl Because kalbu apie tai? the league has been working really hard for the last La years. Liga pastarosius metus daug We have the dirbo economic control, ir the dirbo TV, sunkiai. pushing our clubs to work. And when we Mes do things properly, investment siekiame daryti firms are viską coming to tinkamai you and trying ir to, kai darai be viską part of the tinkamai, business. I think in the NBA, investuotojai siekia common bendradarbiauti in su the tavimi. States, Žinoma, but in football was NBA, JAV not tai that yra easy, įprasta, that bet a futbole private tą pasiekti buvo equity nelengva. firm is coming to invest, or even at the league Nes, level. pavyzdžiui, In clubs, buvo you can sunku find netgi some lygos investment, lygmenių but in the league, pasiekti, kad investuotojas it was a little bit ateitų different. pas tave. Lygos 2 lygyje tai years buvo ago, sunku. La Liga Ir prieš signed an 3 agreement with metus CVC Capital Partners. It's a equity La firm Liga pasirašė for 2 billion euros. They bought sutartį a su small CBC Equity Partners. package of shares of the company, and this money Jie goes to the nusipirko clubs. mažą Why? dalį Because akcijų La Liga has paketo, been pushing a lot the nes competition La to Liga grow, and it's siekia time aukti to clubs to do the same, to grow, to reach new ir audience, to siekia, build kad new klubai stadiums, to do auktų. different things. Mes siekiame Also, we kurti, got COVID. statyti Maybe you naujus remember stadionus, this siekiame period of auginti time. It klubas, was a little buvo bit ir tricky. COVIDas. No people Tai in buvo the tas stadium, laikotarpis, people at kai home, buvo etc. neįmanoma So pritraukti the žmonės į situation was not stadioną, so good. žmonės buvo And stebėjo La Liga signed varžybas this iš agreement. namų It was ir really pasirašiusi first time in šią Europe sutartį, that La Liga is signing something like La that with Liga a investment padarė firm. istorinį And žingsnį Europoje, nes tai buvo we saw pasirašyta sutartis su Bundesliga tried, investicijų they didn't. firma. League and did, Bundesliga bandė tai you can see in padaryti, the bet news, jiems it was a nepavyko. little tricky. Jūs matėte Serie A naujienas. also tried, they didn't. Sirija taip Liga pat MX in bandė, Mexico, Lega and Mex why? Meksikoje To bandė, push bet the jiem clubs nepavyko. to bring the growth of Bet 20 mes years in 2, siekiame 3 tai years daryti, now. kad 20 metų most important augimo is, rezultatus pasiektume per If we 3 give money to metus. clubs, what they are going to Ir do? labai svarbu, They are going ką to klubai daro go su to the market, pinigais, kuriuos buy duodate players, jiems. buy 10 Ar Mbappé, jie pirks paying, fees, žaidėjus, salaries, inflation. mokės mokesčius, So La Liga said, okay, we are getting lėšas suvalgys huge amount infliaciją of ir taip money toliau. is going directly to the clubs. La But Liga we are going to pažiūrėjo, put kad some criteria didžiulė dalis to use the lėšų funds. eina tiesiogiai The money klubui. you can Bet use mes taip pat taikysime 15% kriterijus. at, Pavyzdžiui, the 15 salary procentų cap, to buy players, to use gali, for the transfer window. klubai gali naudoti Also, you can atlyginimams, use another 15% žaidėjams to įsigyti, cancel kitus debt. 15 procentų It was hard, gali clubs were padengti, in debt, gali naudoti but the 70% skoloms padengti, that is left, bet you have to invest 70 procentų in development, corporate development, outside of jie the pitch. turi investuoti Infrastructure, į digitalization, internationalization, infrastruktūros the areas of plėtrą, the į world that you have to go as a company. Avoiding the pitch, tarptautinio lygio if you didinimą. work in football or in basket, you Ir understand čia that the jau pitch kalbame is ne important, apie aikštę. have to Taip, work as a aikštė company. yra svarbu, bet turi taip pat veikti And kaip the most verslo important kompanija, is- kai esi klubas. We are a team inside La Liga helping them as a Ir La collective Liga yra ta project to komanda, develop. We padeda, offer kuri padeda different services to klubams. them for free, Mes and nemokamai we siūlome have different paslaugas lines of relationship. For ir example, dirbame we do įvairiose events with srityse. them, workshops, Pavyzdžiui, different surengiame sessions. seminarus, renginius, different įvairias services that we sesijas.
siūlome įvairias paslaugas jiems, kaip pavyzdžiui, brandingas, skaitmeninės paslaugos ir taip toliau. Mes padedame klubams dėrėtis dėl geresnių kainų ir taip toliau. Taip pat žmogiškiai ištekliai, mes sutikėme jiems galimybę pasisamdyti specialistą ir būtent toje duomenų bazėje gali surasti reikiamą specialistą. Taip pat mes padedame jiems kuriant naują verslą ir galimybės. Ir štai kokia buvo evoliucija. Pirmie metai, tu lik ir dalyvauji tame, bet tu nesi įsigilinęs į klubą. Žinai, kad klubas žaidžia futbolą, kad susiduria su problemomis, bet tikrų duomenų neturi. Taigi, pirmie metai buvo pamatiniai metai. Mes tiesiog kūrėme santykius, siekime tiesiog sukurti ryšį. Antrais metais mes pradėjome siūlyti naujus projektus ir kai turite kažkokį bendrą projektą, jūs turite surasti lyderį, klubą, kuris nori pirmauti. Nebūtinai didelį, bet mažą, kuklų, kuris nori augti, kuris siekia augti. Nes tuomet šis klubas demonstruos sėkmę. Nes jeigu šis kuklesnis klubas pasiekė tokių aukštumų, kodėlgi kitiems negali pateikti. Todėl klubai galėjo lygintis tarpusavėje, konkuruoti tarpusavėje ir atitinkamai jie pradėjo daugiau bendradarbiauti, taip pat siekė geresnių veiklos rezultatų. Trečiais metais jau buvo siūlomos konsultacijos, mes kasdien bendradarbiavome su klubais, žiūrėjome jų buhalterinę informaciją, žiūrėjome į kitus dokumentus, mes pradėjome kurti planus, nustatyti tam tikrus veiklos rodiklius, kad jie galėtų augti. Ir šis etapas labai svarbus. O ketvirtais metais vyko konsultacija. Tai buvo lyg vakar ir mes išties daug dirbome, bet pasiekėme didžiulį augimą. Tai vienas pavyzdys. Mes stengiamės sukurti turinį, bet kalbos anglų ir nebuvo labai gerai, kai nori eiti tarptautinių lygmenių, bet profiliai buvo socialiniuose tinkluose, pradėjom kalbėti kinietiškai ir kitom kalbom, tai nelyga daro jums. Tiesiog priimi sprendimą, nori augti ir eini į rinką. Ir pirmam ir antram divizionui galioja. Mes sakom, kad resursai riboti ir kad sunku, bet visada galima kažką padaryti. Jeigu esi nulyje, tai gali siekti vieneto, kai esi vienas, gali siekti dviejų ir tada siekiami atsiranda rezultatai. Tai mes pradėjome daryti bendradarbiavimą tarp klubų, nes paprastai jie buvo priešai, bet jie konkuruoja tik aikštelėje, bet ne už aikštelės ribų. Tai vienas pavyzdys skaitmeninėje srityje. Kitas pavyzdys, kai gauni daug finansavimo, tai infrastruktūra yra tas tikslas, kurią reikia auginti. Daug klubų turi senus stadionus, dar nuo 82 metų pasaulio čempionato ir jie nori renovuoti juos, taip pat akademijas. Yra klubų, kurie neturi akademijų, bet šitą sistemą gal sunku suprasti, bet tikslas gerinti infrastruktūrą, suteikti daugiau galimybių augti. Ir per pastarosius metus bendras didelė sėkmė, jie buvo, tai Villarealas atnaujino, renovavo stadioną, nežinau ar Getafe jūs buvote, bet tai senas stadionas ir projektas, kaip daug kur vyksta, jie pradėjo renovuoti stadioną ir reikėjo investuoti pinigų.
taip klubui kaip korporacijai. Tarptautiniu lygiu mes pradėjome skirstyti klubus į skirtingus lygius, yra skirtingi žingsniai, kuriuos turim padaryti, tai jų žinomumas, finansų turėjimas, tai reikia tiesiog suprasti ir aktyvuoti aktyvacijas, turi būti aktyvus rinkoje, tai veikia dviem kryptim, turi būti komercinis, bet taip pat ir skaitmeninis, komunikacija dalykai turi vykti. Tai aš nepradėjau savo karjeros sporte ir kai atvykau į La Ligą ir pradėjau dirbti su klubais, tai kompanija, klubas, 15-20 žmonių, jie nekalbėdavo tarpusavyje. Tai buvo atskiri skyriai, padaliniai ir jie nekalbėdavo. Čia yra skaitmeninis, čia yra komunikacija ir panašiai. O mes dabar pradėjom, kad turim kalbėtis, sakom, juk dirbam tą pačią kryptimį. Tai jeigu mes dirbam su rinka, tai turi būti ir su komunikacija taip pat. Ir tai jūs, jeigu jūs nepadarysit, tai jūs netgi ne pirmam žingsnė, jūs 0-0 esat. Tiesiog gatvėje. Ir tai susilaukė palaikymo, mes padėjom klubams su strateginiu planavimu ir paskutinis dalykas tai gauti monetizavimą iš rinkos. Čia yra toks punktas, kur norėjom labai tokio aktyvumo, artumo su fanais ir įvairios rinkos, Jungtinė karalystė, Japonija, Kinija, tai kalbos buvo adaptuojamos. Mes su klubais padarėme apie 100 aktyvacijų, mes dirbom su jais, bet buvo sunku gauti iš jų, kad jie paskirtų finansavimą, kad tinkamai dirbtų. Praėjusį sezoną mes kartu apie 1200 aktyvacijų padarėm su jais per metus. Jeigu pasižiūrėsim matavimus, tai gerai, tai veikia. Pradžioje buvo sunku įtikinti, kad jie eitų į rinką, kad pradėtų dirbti. Iš pradžių jie net nežinojo, kaip pradėti, kaip KPI, bet po to mes vis rodėm jiems skaičius ir kokia nauda. Tai galiausia, kad kuo aš didžiuojuosi dėl klubų, kad jie juda į rinkas, nelieka vien tik Ispanijoje. Kartais mes esam rinkoje, mes galvojame, kad svarbiausia įmonė, svarbiausias klubas, o išvažiavus į užsienį reikia jau kitaip visai konkuruoti, jeigu tai klube būti artimai su sirgaliais, tai labai svarbu. Dabar paleisiu video klipą, jis trumpas apie klubą, nežinau ar žino tą klubą, bet jie darė puikų projektą, kai jie eina į rinką, jie daro daug aktyvacijų ir sukūrė tokį produktą, kad pritraukti rėmėją ir pasakyti rinkai, kad mes čia esame. Tai yra ispaniškai su arabiškais subtitrais, tai atsiprašau dėl kalbos, bet jūs. Taigi pabaigoje mūsų tikslas buvo, kad augtų konkurencija. Tai mes turim stumti klubus, tai iš pradžių labai sunku būna, bet jeigu pateiki projektą su įvairiom suinteresuotom šalim, su įvairiom realybėm, po to kalbi su klubu, kuris yra antrame divizione, 3-4 žmonės, ir mes nuvykstam į klubą pakalbėti ir jie turi uždaryti savo biurą, nes visi yra susitikimai.
pakalbam apie jų, apie abejonės ir nesakom, kad mes neliepiam jiem daryti tą ar tą. Mes dirbam kartu, tai kolektyvinis projektas ir svarbiausia yra kolektyvo dalis. Tai jūs kaip lyga, jeigu sakysit, kad daryti taip arba taip, tada nežinau, ar padarys, bet jeigu paanalizuojam jūsų projektą, mes parūpinsim finansavimą ir jeigu mes galim gal padėti jum idėjom, tada jie pradeda augti. Ir mes turėjom apie 1000 apie 60–70% buvo pasiekimų kiekvieno sezono ir tai turėjo. Tai mes būtent ir norėjom, kad mūsų futbolas stiprėtų. Tai mes, jeigu norit, galim iškelti diskusiją ir aš esu pasiruošęs klausimams. Taigi, ačiū. Aš greitai čia. Tai ačiū. Buvo puikiai prezentacija ir mes turime keletą klausimų jums. Pradėkime nuo pirmo. Kaip sumažinti finansinį atotrūkį tarp Barcelonos ir Madrido Realo ir kitų La Liga klubų. Tai vėlgi, kai klaibam su klubais, tai turim augti skirtingom vertikalėm. Turit suprasti, ką darote. Jeigu savo vertingos dalys jūsų yra tai, ką jūs norit parduoti rinkai, jeigu jūs norite didinti savo stadiono svetingumą. Pavyzdžiui, yra klubų, kurie stadionus naudoja tik rungtynėms, bet yra stadionas ir yra didžiulė infrastruktūra ir reikia rengti renginius. Ir dabar klubai turi įvairių didelį portfolio įvairių renginių. Ir reikia suteikti jam rekomendacijų, kaip didinti tokius vertingus dalykus ir gaunama grąža didesnė. Pavyzdžiui, turime klubą, kuris žaidžia Europos varžybose. Jie parduoda pigiau savo paslaugas svetingumo negu antro diviziono komanda. Ir mes sakom, palaukit, jums reikia truputį pakelti kainas. Ir mes pateikiam pavyzdžių ir kad jūs būsit tokiam lygyje su kitais klubais. Ir taip atsitinka. Ir kartais reikia daug kalbėti ir socialiniuose tinkluose. Matėm kolegą iš krepšinio lygos, jie pakėlė kainą, sukėlė naują vertingą dalyką ir taip išsipardavė per parą. Tai aš manau, kad ir jūs galite augti ir padedi. Mums tai yra tarptautiškumas, skaitmeninimas ir augimas būtent ekonominė prasme. Jūs turite užduoti klausimų dar per programėlę. Ir dar vienas klausimas, kalbėjot apie aktyvacijas, 1000 aktyvacijų per pastaraisius metus. Kaip įtikinat klubus, kad darytų šitas aktyvacijas? Kita dalis partneriai lygoje, kurie dirba, ar padedat partneriams integruoti su klubais. Įtikinti juos yra ilgas procesas. Svarbiausia tai būti pragmatiškai. Pradėti nuo paprastų dalykų, nes jeigu nori jau keliauti į mėnulį, tai ne. Tiesiog pradėkit nuo paprastų ir nuo tų KPI indikatorių ir kad matytų, ką duoda aktyvacija. Dėl antros dalies, tai kol dar buvo tabu dirbti tarp klubų,
mes norėjom tą sulaužyti. Kodėl mes negalim su klubu bendrauti? Aišku, derbės, jeigu du miestai galbūt negali taip susitarti. Bet jeigu kažkur toliai, Majamyje, tai kodėlgi negalima? Taigi reikia aktyvuoti. Taigi ką daryti, jeigu dirbi su tuo rėmėju ir suteiki galimybės aktyvuotis tarptautiniu lygmeniu ir jie, kai turės renovaciją, tai jie bus linkę mokėti daugiau, nes bus komunikacija, aktyvacijos ir ilgainiui tai atsitiks taip, kad jie apie klubą kalbant, tai čia Girona arba Gerona, jeigu pasakysit Gerona, tai jie įsižeis, supyks, nes tai čia skiriasi kataloniškai ir ispaniškai. Kaip matote Girona klubo? Ar tai yra teigiamas naujas vėjas lygai, ar tai sukels tam tikrų problemų? Tai yra teigiamas dalykas. Mes kalbėjome prieš tai su kolegomis, kai esi kuklus, mažas klubas, galbūt tai antroji divizija ir jie pasiekia sėkmės, tai yra nuostabu. Mes visi norime matyti, kaip kuklus žmogus pasiekia aukštumas. Kitas dalykas yra ekonominė kontrolė. Tai reiškia, kad jie negali išpūsti atlyginimų, išpūsti iš rėmėjų gaunamų lėšų. Taigi investicijos atliekamos pagal tam tikrus numatytus lygius ir visa tai daroma organiškai. Aš manau, kad tai yra puiku. Mes norime daugiau Gironų, bet mes tikrai norime, kad ši vidutinė klasė būtų labai stipri, kad galėtų konkuruoti. Ir žinoma, Madridas, Barcelona ne šioje lygoje šį sezoną. Mes norime kito klubo. Galbūt Real, galbūt kažkuris kitas. Kitas klausimas. Kiek svarbus yra tokie projektai kaip La Liga Genuine, PR ir rinkodaros veikloms? Nuostabus klausimas. Aš nežinau, ar esate girdėję apie šį projektą. Tai yra projektas skirtas žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Tai yra lyga su visais klubais, turi žaisti su tais pačiais marškinėliais, jie žaidžia futbolo klubų renginiuose, vietose ir tai yra nuostabiausias projektas. Ir kai kompanija sako, kad mes norime būti socialiai atsakingi, norime kažką daryti, bet pradėti kapstyti giliau, pamatai, kad taip nėra, o mes norime tikrai tapti geresnę kompaniją kiekvieną dieną ir mes tai darome. Jūs įsivaizduojate, koks jausmas yra tiems vaikams, tiems asmenims su specialiais poreikiais, kai jie gali žaisti toje pačioje bazėje, kaip jų mėgstama komanda, vilkėti tuos marškinėlius, kaip jų komanda vilkė. Ir kiekvienais metais didžiuliai kiekį žmonių nori savanoriauti. Patikrinkite La Liga Genuine, tai yra išties įspūdinga svetainė, rasite daug medžiagos, mes taip pat keliaujame į kitas šalis, kad atkartotume šią patirtį ir kitur. Ačiū už klausimą, tai yra išties puikus klausimas. Visi klausimai labai geri, bet šis klausimas išskirtinis. Gerai, dar vienas klausimas. Kokia jūsų nuomonė apie La Lygos žaidynių organizavimą kitose šalise? Na, federacija jau organizuoja super taurę Saudo Arabijoje. La Lygos varžybos užsienyje, na, tai yra eksportavimas į užsienio šalį, o La Lygoje klubai varžosi tam tikroje šalyje, tam tikrame regione, bet mums tai yra naujas žingsnis, mes siekiame užvaldyti naujas auditorijas, visi žmonės nori pamatyti žaidėjus. Ir mes siekiame sukurti pramogą žmonėms. Na, pažiūrėsime, galbūt tai greitai ir vyks. Tai nėra paprasta, bet La Liga daug dirba
šioje srityje ir mes pamatysime. Okay. Pakalbėkime apie elektroninį sportą, e-sportą. Kaip e-sportas yra integruotas į La Lygos kasdienybę ir ar matote jo I ateitį? think the most important fact is like Taip, aš manau, kad sports is our main sponsor. sportas So you can play FC 24. yra Now I think yesterday was an event mums with visiems svarbus, Bellingham, o elektroninį sportą gali globally in žaisti Madrid, with the video iš bet game. kurios vietos. Ir Madride have a vyko competition. vakar varžybos Spanish, vietoje. Level, Mes also turime internationally, varžybas Ispanijos with lygmenių, fans that you can play, taip and the pat winner is coming to tarptautinių Spain. lygių Clubs are working ir more laimėtojas and more atvyksta to į engage with Ispaniją fans around ir video games. klubai siekia sukurti I ryšį remember su when savo we were sirgaliais kids, per we were vaizdo collecting, žaidimus. these, Kai buvome stickers of vaikai, these, we call it cromos. Now kids mes are playing video games. kolekcionavome They play kromus, FC, tokius they play lipdukus, o all these kind dabar of games. vaikai So they žaidžia are really close. vaizdo Brands žaidimus. are coming. You Taigi have a huge ateina amount of prekės ženklai exposure in video games, so I think it's ir really prekės ženklai it's part of gali the būti game. labai matomi You vaizdo cannot žaidimo go metu without ir e-sports. tai yra, And for us, na, it's really important. e-sportas I jau play yra FC 24. svarbi My wife dedamoji. can Aš pats tell. žaidžiu kompiuterinius žaidimus ir mano My žmona way gali apie to tai rest paliūdyti. is to play football in video games. So Aš imagine. ilsiuosi žaisdamas e-sporto žaidimus. Gal galėtumėte pasidalyti savo patirtimi su partneriu Microsoft? Ar jūs susisiekėte su Microsoft? Ar jie susisiekė su jumis? Ir kaip tai veikia su didžiuliais prekių ženklais? Ar jūs kreipiatės į juos ir pristatote save? Ar jums tiesiog praneša, jie susisiekė su jumis? Na, tai priklauso nuo situacijos. Prieš 80 metų mes kaip lyga turėjome patys inicijuoti norą. Turi parodyti, kad esi rimtas, kad mes nesitarėme dėl varžybų rezultatų, kad mes norime, kad šitas prekės ženklas būtų pas mus. Ir žinoma, tu turi pasiūlyti tokiam prekės ženklui kažkokią grąžą, ką tu gali pasiūlyti jiems. Taip, tai yra matomumas, galbūt kažkokie užrašai, bet dabar jau prekės ženklas nori duomenų, nori pritraukti sirgalius arčiau savęs, jie nori matyti, kokią grąžą gauna. Kalbant apie Microsoft, manau, kad santykiai, kaip su kiekviena kompanija, jūs žiūrite į tam tikrus sektorius, tam tikras vertikalės, bendraujate su įvairiais prekės ženklais, jūs inicijuojate rėmimą. Bet, pavyzdžiui, kai žiūrite žaidimą, varžybas, jūs galite gauti daug duomenų. Prieš keletą metų tai pradėjome, Bundesliga taip pat puikiai dirba su duomenimis. Jūs matote procentą, tikimybę, atakos ir kitą informaciją. Ir tai puikiai galimybė pademonstruoti technologiją. Pavyzdžiui, štai Microsoftas rodo prognozes. Pavyzdžiui, Microsoftas yra integruotas į mūsų kasdienybę, mes turime įvairiausius įrankius ir jie veikia puikiai ir mums labai padeda. Tai yra bendradarbiavimas, kuriuo mes gauname naudos iš technologijų, o jie gauna naudos iš sporto. Taigi, mes turime suteikti jiems naudos. Ir kaip krepšinis, jūs galite irgi parodyti jiems naudą. Na, jūsų atveju nauda yra abipusė. Ar įsivaizduojate situaciją, kai La Liga klubai yra panašios vertės? Ar tai yra įmanoma? Aš manau, kad spraga, žinoma, mažės, bet neįmanoma, kad visi taptų lygiaverčiai. Netgi NBA nėra lygiaverčių visų komandų, yra tam tikra sistema, kai kurios komandos iškyla, kai kurios nusileidžia. Visada yra dinamika, nes klubų vadovai, klubų sprendimai skirtingi, skirtingi miestai, arenos skirtingos. Labai, žinoma, svarbu mažinti tą spragą, kad laimėtojas nebūtų taip smarkiai nutolęs nuo paskutinės komandos lentelėje. Ir aš visada mėgstu sakyti, kad mums antroji divizija yra konkurencingiausia visame pasaulyje. Prieš 3-4 sezonus
kiekvieną sezoną pirmos, antros divizijos klubai eidavo į pirmąją divizijos ir paskui 4 komandos žaisdavo tarpusavyje, buvo atkrintamosios ir laimėtojas pereidavo į pirmąją diviziją. Elche ir kiti klubai atkrintamosiose pateko į pirmąją diviziją. Ir Almecano turėjo galimybę patekti į konferenciją. Taigi jūs matote, kad su tais pačiais žaidėjais konkurencija yra didžiulė. Ir klubas antroje divizijoje turi galimybę žaisti pirmoje divizijoje. Tuo pačiu lygiu. Taigi man, žinoma, visada yra tam tikra spraga. Ir tai yra normalu, natūralu, bet mes turime parodyti, kad netgi antrosios divizijos klubai, jie gali žaisti Europos lygių, nes jie jau turi tas sistemas, kurios veikia. Prieš keletą metų lygoje įvyko tam tikrų pokyčių. Medijų teisės buvo pakeistos nuo individualių prie kolektyvinių. Kaip šis pasikeitimas pakeitė lygos darbą? Na, procesas buvo sudėtingas, nes visi klubai turėjo sutikti su šiuo sprendimu. Visi klubai norėjo daugiau pinigų. Ir tam tikrų momentų reikėjo sutarti, kad lėšos bus paskirstytos vienaip ar kitaip. Tai priklausys nuo to, kiek žmonių pritraukite į stadioną, kiek rėmėjų turite ir taip toliau. Ir ši centralizacija padėjo mažesniems ir kuklesniems klubams augti. Na, Madridas, Barcelona pardavinėjo teisės, jie galėjo tai daryti, bet maži klubai iš mažesnių miestelių to negalėjo daryti, nes jie neturėjo įrankių. Taigi su šia centralizacija suteikėme galimybę klubams mažinti tą spragą ir augti. Taigi mums tai buvo privalomas žingsnis, kad galėtume pakelti lygos lygį. Žinoma, visada galime diskutuoti, kaip paskirstyti lėšas ir taip toliau. Yra daug puikių lygų skirtingose šalyse, bet tai nėra tos lygos, kurios turi centralizuotą paskirstimą. Bet labai svarbu, kad klubai augtų. Auditorija užduoda klausimus labai aktyviai ir jeigu neprieštaraujate, mes pratęsime. Komplimentas iš Edmundo. Buvo labai malonu klausytis jūsų pranešimo. O klausimas štai koks. Kaip NFL pasitelkė socializmą, kad praturtėtų? Tai yra lyderiaujanti sporto lyga pagal pelną ir tai yra puikus pavyzdys, kaip jie naudoja TV teisės, reklaminės teisės. Kaip manote, ar tai įmanoma dviejose Ispanijos lygose, kurias administruoja La Liga? Taip, NBA ir NFL, jie turi grupę. NBA tai yra Timbo, mes darome kai ką panašaus. Ir iš tikrųjų jie mus įkvėpia. NBL, NFL nuolat diegia inovacijas, kameros persijungimo kambariuose, kaip jie viską daro. NFL šiek tiek skiriasi, nes kalendorius yra trumpesnis, rinka didžiulė, bet žinoma, šis CBC projektas padėjo gauti lėšas ir užtikrinti, kad klubai jas gaus, bei kontroliuoti investicijas. Ir tai yra puikus būdas augti. Jeigu lyginsime save su NFL, NBA, tai yra svajonė, žinoma. Jie didžiausi konkurentai, bet kam pasaulyje. Mes turime savo kelią, bet mes kartais paimame pavyzdžius ir iš jų. Mes paimame tam tikras gerasias praktikas, mes komunikuojame su NBA, su NFL, mes nuolat mokomės vieni iš kitų. Tai yra puikus pavyzdys, kaip lygos tvarkosi. Klausimas apie plėtrą. Ar lyga planuoja plėstis į kitas rinkas, pavyzdžiui, arabų rinką arba giliau? Ar yra kažkokių įdomių rinkų, į kurias norėtumėt plėstis?
Na, mes turim 11 biurų visame pasaulyje ir 44 delegacijas skirtingose rinkose. Manau, kad mes jau pasaulį padengėme. Tai vienas galbūt iš mūsų tikslų buvo pradėti šitą tarptautinę plėtrą. Yra kelios rinkos, tai svarbios mums tikrai, tai Jungtinės valstijos, Meksika, Lotynų Amerika, tai natūrali rinka, bet dėl arabų, tai Saudo Arabija gal nelabai, bet Marokas mums svarbus. Tarptautinė plėtra mums labai svarbi ir mes stumėm klubus, kad jie tą darytų. Ir tai abu skyriai ir La Lygos ir tarptautinis mes bendradarbiaujam, susijam. Tai yra, kas liečia konkrečias rinkas, mes visas jau kažkiek liečiam, tai sutelkti dėmesį, tai turbūt svarbiausia yra Šiaurės Amerika, dėl artėjančio pasaulio čempionato, Meksika, Lotynų Amerika be abejo, bet Azija ir mes judam ten kažką darom ir nenorim stumti kažkokios šalies, kiekviena šalis mums yra svarbi, mums yra privaloma augti. Ir paskutinis klausimas, turbūt šį vakarą. Koks vienas dalykas, kurį galėtumėte išmokti kaip lyga iš Anglijos Premier lygos? Turiu pagalvoti. Jie tikrai labai gerai, kas liečia specializavimą. Jie turi daug patirties, puikiai infrastruktūra, jeigu vyksti į rungtynes, turi skirtingus variantus, pasirinkimus, labai kitokią sistemą. Pavyzdžiui, čia automatinis baras, gali nusipirkti alaus, bet jeigu nueini į Tottenhamo stadioną, tai ten beprotiška. Ir jie daug darė inovacijų per pastarosius metus ir yra tikrai gerai. Ta pasakysiu, jie, kas liečia svetingumo srity, pas juos labai geras komercinis toks mentalitetas, požiūris ir mes irgi iš to kažkiek tai gaunam įkvėpimo. Taigi ačiū visiems, kad klausėte. Tai buvo Jose Carlos Loiza, Galego iš Ispanijos, iš La Liga. Tai ačiū, kad buvote šitos didelės konferencijos dalimi. Buvo tikrai malonu jūs